Labas rytas, brangieji. Esu įpareigota visus pasveikinti nuo mūsų ekumeninių bendravimo, mūsų pastorių grupės ekumeninės čia atvykusius ir matyti mūsų tiek Šiaulių, tiek iš kitų miestų atvykusių tikinčiųjų tokią kaip ir ekumeninę bendruomenę šį rytą. Ir žinau, kad atvykote tikrai vedimi troškimo pasigilinti į šventąjį raštą. Tad pradėsime šiandien šitą paskaitų ciklą ir matomai tai bus vienas toksai iš pirmųjų kartų, kada susirenka tiek broliai sesės katalikai, tiek evangelinių bažnyčių broliai ir seserys į vieną vietą pastudijuoti šventąjį raštą. Tai ne pirmas kartas, kai mes kažką kartu veikiame ir jau šiais metais draugę šlovinome, 12 valandų skyrėme, būtent šitoje vietoje buvo šlovinimo, nenutrūkstamo šlovinimo, tokio ir Dievo garbinimo ir dievoieškos laikas. Pinsime tą skirtingo dvasingumo giją, šlovinsime mūsų tėvą, praleisime nuostabiai laiką, taip pat bendrausime, taip pat ir prie arbatos pertraukėlės metu. Taigi tikrai nusiteikime praleisti laiką drauge, šventoje dvasioje, viešpaties žodyje. Prašau. Arūno Raudonė tokia paprasta, labai gera giesmė ir labai tinkama pradėti bet kokią pradžią. Toks, koks esu, su tuo, ką turiu pas tave. Ieškau tavęs, tavojo veido, Jėzau tavęs, trokšta mano širdis. Ieškau tavęs, tavosios meilės, Jėzau arčiau, vis arčiau prie tavęs. Ieškau tavęs, Jėzus, Jėzau, palieski mane. Jėzau, Jėzau, pripildyk mane. Jėzau, Jėzau, tavo žodis tiesa. Jėzau, Jėzau, gyvenk manyje. Dėkojame tau. Amen. Atsisėskite, prašau, ir visai netrukus pakviesiu daktarą Giedrių, bet dar kas prisijungėte ir galbūt netaip gerai jį pažįstate asmeniškai, noriu truputėlį
pristatyti jį. Giedrių pažįstu tikrai seniai, esame su juo dvasiniai bendražygiai, pastoracinės tarnystės bendražygiai, prabudimo, tikėjimo sėklų, tiesos sėklų, meilės sėklų, berimo, sodinimo Lietuvoje nuo pat pradžios Lietuvos nepriklausomybės. Išties dalyvavome tiek tikėjimo žodžio judėjime, tiek tiesos žodžio Šiaulių krašte judėjime ir visada Giedriaus prisilietimas prie šventojo rašto būdavo ypatingas. Mane stebindavo ir žavėdavo, kad jo pamoksluose šventas raštas tiesiog atgyja. Atgyja herojai, atgyja išmintis, atrodytų, kuri apdulkusi sena ir ne kiekvienas priėjęs prie švento rašto gali tai pamatyti ir išvelgti. Tai yra šventosios dvasios dovanos, kurios padeda pažinti šventojo rašto išmintį, tiesą, tikėjimą. Ir kai jis pamokslaudavo, atsiverdavo Kristaus paveikslas. Dar labiau pažindavome mūsų viešpatį Jėzų, o tai ir yra amžinasis gyvenimas - pažinti viešpatį Jėzų Kristų. Na ir vėliau, kai Giedrius studijavo, baigė teologijos magistrinės studijas, taip pat yra ir humanitarinių mokslų daktaras, tai įrankiai, kurie padėjo kastis giliau, kaip ir šitoje iliustracijoje, pažinti originalias kalbas, tekstų Senojo testamento hebrajaus kalba, Naujojo testamento senoji graikų kalba. Ir šiuo metu brolis mūsų Giedrius verčia Naujojo testamento vertimas ruošiamas yra. Lietuvos Biblijos draugija jau 3 metų ruošia naująjį vertimą. Ir Giedrius darbuojasi prie apaštalo Pauliaus laiškų, kurių paslaptimis ir lobiais su mumis ir dalinsis šį kartą ir kitą mėnesį. Tai, broli Giedriau, kviečiame tave atskleisti tas viešpaties paslaptis, kurias nešiojosi apaštalas Paulius savo širdį. Tikrai ačiū šiltus žodžius. Dėkoju šlovintojams, broliams, kurių giesmės tokios gražios ir žodžiai tokie prasmingi. Iš tiesų širdimi artėjame prie Kristaus gyvenimo, prie visatos pradžios ir pabaigos, prie mūsų tikėjimo pradininko ir atbaigėjo viešpaties, kuris savo dvasia iš tiesų yra jau čia. Ir tos giesmės mums padeda tai išgyventi. Tai yra nuostabu. Na, dėkoju už pakvietimą Šiaulių miesto ganytojams ir viliuosi, kad mes visi pasisemsim šiandien ir nebūsite nuvilti. Trokštantys bus pagirdyti, alkstantys pamaitinti. Aš gal visgi galvoju, tą mikrofoną paimsiu į rankas. Va, dabar geriau. Na, epigrafas įvedantis mūsų į šį paskaitų ciklą apibendrina tai, ką jau ir pasakė Andželika, kalbėdama, pristatydama, kad rašto studijos nėra vien žinių perdavimas. Šventojo rašto nagrinėjimas nėra vien pažinimo praplėtimas. Šventojo rašto studijos yra gyvenimas, ugnis. Jos atveria terpę šventajai dvasiai. O šventoji dvasia yra ten, kur atviros širdis žvelgia į Dievo žodį. Ir šventoji dvasia tuos klausytojus pašventina, įkvėpia, teikia išminties, moko gyventi, nukreipia.
Ir todėl tai yra šventas dalykas. Šventas raštas, švento rašto studijos yra tikrai šventas dalykas. Ir taip apgailestautina, kad dažnai tai nuvertinama arba nustumiama. Todėl šį kartą mes iš tiesų nersime gilyn arba kasimės gilyn, bet dalykai, kuriuos jūs girdėsite, vieni bus girdėti, kiti ne. Man norisi atkreipti dėmesį į tuos aspektus Pauliaus gyvenime, kurie ne visada yra pastebimi arba užmirštami, o galbūt ir sąmoningai ignoruojami. Tačiau taip pat paminėti ir tai, kas tikrai yra pasakoma per pamokslus, knygose, straipsniuose ir panašiai. Aš norėčiau pradėti tokią asmeninę patirtim išgyvenimu, kurį turėjau būdamas Romoje prieš daugelį metų ir aplankęs Pauliaus baziliką, už vartų jinai taip vadinasi. Prieš įeidamas į baziliką kiekvienas tikriausiai sustoja prieš tą Pauliaus skulptūrą, kuri tikrai labai didelė, įspūdinga. Ir galbūt pirmą kartą man buvo taip, kad žiūrėdamas į meno kūrinį, vaizduojantį mano mylimą apaštalą ir autorių, kuris yra čia apsiginklavęs kalaviju, dvasios kalaviju, kad aš turėjau tokį gilų dvasinį išgyvenimą. Sakau, galbūt pirmą kartą, nes iš tiesų meno kūrinys ir dvasia kurį laiką mano savimoniai buvo atskiri dalykai. Bet čia aš turėjau tą išgyvenimą, kuris man padėjo pajusti Pauliaus didybę. Stovėdamas aš taiga suvokiau, kad Paulius buvo labai didis, iš tiesų, labai didis. Ir kad taip norėtųsi prisiliesti prie jo tos didybės. Ir kame ta didybė, suprasti labiau, kad ir pačiam galbūt bent kažkiek nueiti tomis pėdomis, kurias jis paliko. Bet tuomet aš dar nežinojau, kad susiklošius aplinkybėms man teks iš tiesų su apaštalu Pauliumi bendrauti be tarpininkų, vertėjų ir skaityti jį, susitinkant su juo akis į akį, graikų kalba. Ir esu dėkingas Dievui už tokią malonę ir už tą galimybę iš tiesų su Pauliumi bendrauti ir gilintis, verčiant jo laiškus bei rašant komentarus. Būtent dabar aš išgyvenu dar labiau tai, ką tuomet stovėdamas patyriau ten Pauliaus bazilikoje. Tai yra Pauliaus fenomeną. Apaštalas sako, kad jis, cituokime, pirmas laiškas Korintiečiams, Dievo malonę esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Esu, kas tu, Pauliau, esi, koks šio Kristaus tarno pasaulėvaizdis, kokie siekiai, koks gyvenimas, kokios vertybės, ir svarbiausia, kokia širdis. Štai šitos klausimus mes pasistengsime atsakyti. Šiandien ir po mėnesio, kai tęsime, tačiau darydamas įvadą į apaštalo Pauliaus tekstus, turiu kalbėti apie jį patį, bent kažkiek.
Ir šitame įvadinėme dalyke mes turėsime daug skirtingų apaštalo tekstų, iš skirtingų jo laiškų. O po to jau sekančiose dalyse, greičiausiai jau kitą kartą, nes šiandien, manau, nesuspėsime mes, nors tarsi norėjusi ir paimti jo trumpiausią laišką Filemonui, bet manau, kad tai atidėsime jau kitam kartui. O šiandien mes susikoncentruosime ties apaštalo Pauliaus portretu ir ties tuo, kaip jo raštai mus pasiekė. Be abejo, klausydami stengsimės suvokti, ką tai mums kalba šiandien. Ką per Pauliaus portretą šventoji dvasia nori pasakyti kiekvienam iš mūsų. Toks yra tikslas. Tokį mes savo išsikeliame tikslą. Bet Pauliaus fenomenas, be abejo, jo paties žodžiais pasakytas, kad būdamas mažiausias iš apaštalų, jam labai daug, Paulius nestokoja ironijos. Laiškuose yra be galo daug ironijos ir čia savi ironijos, tarsi nelaiku gimusiam. Kristus pasirodė ir man, tarsi nelaiku gimusiam, o jis gimė labai normaliu laiku, buvo, tiksliau sakant, Jėzaus iš Nazareto amžininkas, galimas dalykas net gimęs tais pačiais metais. Žodžiu, labai panašaus amžiaus, visai laiku kitas sakytų, aš gimiau, bet Paulius nestokodamas savo ironijos, jisai sako, esu mažiausias, nelaiku gimęs, nevertas vadintis apaštalu, nes pradžioje man buvo uždengta, kad krikščionys, Kristaus mokiniai yra Dievo žmonės. Galvojau, kad jie eretikai ir kovojau su jais. Ir grioviau bažnyčią, bet Dievas, kaip jis sako laiške Galatams, nusprendęs manyje arba man apreikšti Dievo sūnų. Vat tai padarė tuo metu ir tas apreiškimas pakeitė, apvertė šio apaštalo arba šio fariziejaus tapusio apaštalo įsitikinimus ir visą gyvenimą. Ir jo palikimas yra be galo didelis, kuris maitina kartų kartas, palikimas, iš kurio semėmės ne tik mes, sėmėsi kartos iki mūsų ir jis gyvuos iki pasaulio pabaigos, iki Kristus sugrįž. Taigi, čia jisai užsimena labai įdomų faktą, kad Dievo malonės įgaliotas, jis nuveikė daugiau už kitus apaštalus, kartu paėmus, už juos visus. Ir ne tik pirmosius 12, bet ir tuos, kuriuos iš čia mini 500 brolių, kuriems po prisikėlimo pasirodė Jėzus. Pagalvokime, vienas istorikas, bažnyčios istorikas yra pasakęs, kad apaštalas Paulius nuveikė vienas tiek, kiek visa bažnyčia kartu paėmus nesugebėjo nuveikti per sekančius 500 metų. Sunku pasverti iš tiesų tai, bet viena tikra, apaštalo Pauliaus indėlis į Naująjį testamentą yra tikrai didžiausias. Sakoma, kad beveik trečdalis Naujojo testamento yra užrašytas Pauliaus. Paulius yra be abejo produktyviausias rašytojas. Ir vėlgi, nebūtinai lygintis, bet mes konstatuojam, kad jeigu Naujasis testamentas yra šventosios dvasios pažadintas kanonas, o krikščionys tuo tiki, mes tai priemam, kad šventoji dvasia dalyvavo ne tik tai įkvėpdama autorius, bet ir sudarydama kanoną, ir į tą kanoną įtraukė Pauliaus tiek daug, tai be abejo, kad jis buvo rinktinis indas.
Lukas taip ir sako, tai mano rinktinis indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams, žydams. Mano rinktinis indas. Ir apaštalo Pauliaus indėlis iš tiesų, ačiū Dievui, pasiekė mus. Pasiekė mus ir mes galime kastis į tą žemę ir atkasti tuos lobius, turtus. Teologinėme diskurse yra įprasta į Pauliaus raštus lotyniškai referuoti, juos įvardinti tuo corpus Paulinum, arba lietuviškai tai būtų Pauliaus korpusas, Pauliaus kūnas, Pauliaus, sakytume, siela, Pauliaus mintys. Ir juose tiek daug lobių. Kitas dalykas, kurį pradedant reikia paminėti, kad ne tik apimtis, bet ir jo korpuso gilumą stebina iš tiesų. Lyginant su kitais autoriais, Paulius yra gilesnis. Aišku, ne jis vienintelis, bet giluma stebina. Labai gilus matymas, gilus suvokimas. Ir aš manau, jūs suprasite, kodėl. Šiandien tikrai mes padėsim atsakyti į tą klausimą. Ir trečias dalykas, kalbant apie jo tą, reiškia, pasidarbavimą daugiau už visus kitus. Trečias ir matomai, kaip sako, paskutinis, bet ne paskutiniausias, o kaip tik svarbiausias, tai yra tai, kad Paulius buvo sėkmingas misionierius. Jo misijų dėka Evangelija peržengė judaizmo aplinkos sienas. Be apaštalo Pauliaus misijų bažnyčia greičiausiai taip ir būtų likusi judėjiška. Katalikiškos bažnyčios, tai yra visuotinės, greičiausiai ir nebūtų buvę. Apskritai. Nes, kaip mes matome, 12 Jėzaus mokinių buvo labai tautocentriški. Ir jie negalėjo pabėgti nuo savo religinės ir kultūrinės įtakos, kuri buvo uždara ir įtari kitataučių atžvilgiu. Ir jie kovojo, mes žinome, Petras kovojo, ginčijosi su viešpačiu, matydamas tą regėjimą, kad jam reikia bendrauti su nešvariais žmonėm. Tai yra, su tais ropliais, gyvuliais ir visokiausiais kitais, kuriuos jis regėjime matė, bet galim įsivaizduoti, kad, regėjimas parinko labai aiškę sąmonę ir atskleidžiančią požiūrį, žydų požiūrį į kitataučius. Nevalia jiems buvo su kitataučiais bendrauti, o Evangeliją nešti irgi sudėtinga, tai kitataučiai turėjo ateiti pas juos. Mąstymo būdas būdingas šios dienos bažnyčioms, kad žmonės turi ateiti pas mus, o ne mes turime nueiti pas juos. Štai Paulius sulaužė šitą paradigmą, kuri iš tiesų negabi atnešti gyvenimo. Negabi atnešti gyvenimo ir negabi atnešti Jėzaus Kristaus. Jėzus pasakė, eikite į visas tautas, padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Ir Paulius buvo būtent tas, kuris tai gyvendino. Būtent Paulius tai gyvendino, jisai žydams tapo kaip žydas, bet turintiems įstatymą kaip turintis įstatymą, bet neturintiems įstatymo
kaip neturintis įstatymo, nors pats nebe įstatymo prieš Dievą. Ir vat šitas Pauliaus indėlio aspektas jį išskiria iš visų. Mes galim paimti vien tą faktą, kad apaštalų darbuose Lukas pasakoja, ar ne, kaip ir sako pavadinimas, apie apaštalų darbus. Bet didesnė dalis yra skirta Pauliaus misijoms, ar ne? Iki 10 skyriaus kalbame apie kitus apaštalus. Tačiau nuo 10 skyriaus iki 28 yra kalbama apie Pauliaus misijas, apie Pauliaus pamokslus, jį lydėjusius ženklus ir su juo susijusius faktus. Taip kaip ir laiškai, taip ir gyvenimas aprašytas Luko, Pauliui suteikia ypatingą vietą, kurios neturi kiti, o jis turi dėl Dievo suteiktos jam malonės. Todėl jo portretas yra toks daugialypis, kad jį labai sunku, mums apriepti per tokį trumpą laiką. Apie Paulių galima būtų seminarą vestis iš kokių 12 dalių ir tai mes neišsemtume jo portreto, jau nekalbant apie tekstus. O mums reikia pasitenkinti labai nedaug, todėl man buvo labai didelis uždavinys, kągi atrinkti, kągi parodyti iš tų jo ypatingų bruožų, iš to portreto. Bet norėčiau pasakyti dar tai, kad Paulių studijuoja ne tik tai šventojo rašto mylėtojai, ne tik krikščionys, ne tik biblistai ir teologai. Apaštalą Paulių atidžiai tyrinėja istorikai, antropologai, kultūros ir meno tyrinėtojai. Apaštalas Paulius yra laikomas ne tik bažnyčios istorijoje, kaip išskirtinė figūra, bet apskritai vakarų Europos istorijoje apaštalas Paulius užima ypatingą vietą. Ir jeigu, mokslininkai sudarytų sąrašą žmonių paveikusių ir tebeveikiančių europiečių mąstymą, Paulius tikrai būtų, pirmam, sakykime, 10, 5, ir aš kalbu ne apie krikščionis, apskritai apie mokslininkus. Man teko universitete dalyvauti vienos daktarės habilitacijos procese ir ten, Vilniaus universiteto profesūra, kalbėjo apie jos knygą. Ir aš tada nustebau, kad o knyga buvo iš tiesų, jūs žinote, tai Maištininkų katedros Dainora Pociūtė, jinai habilitavosi ne apie Paulių, bet staiga pakrypo kalba apie Paulių. Ir viena garsiausių Lietuvos lotyniščių pasakė, tik apaštalo Pauliaus dėka Europa atrado sąžinę. Ir be Pauliaus nebūtų sąžinės. Ir aš klausiau, galvojau, kaip įdomu, kokia visgi, to žmogaus įtaka buvo. Ir iš tiesų jisai rašė apie sąžinę, tada aš pradėjau, galvoju, reikia man daugiau į sąžinę pasigilinti. Ir, nes aš jau jutau, kad ne Paulius atrado sąžinę, kad sąžinė ir iki Pauliaus buvo, bet visgi Paulius buvo sąžinės katalizatorius. Tas faktas yra, kad Paulius sąžinę katalizavo tą sampratą. Ir žiūrėkim, sąžinė po šiai dienai mums yra toks svarbus žodis. Bet pavyzdžiui, žydams jis nebuvo svarbus žodis, jie tokio žodžio net neturėjo kaip sąžinė. Ir čia galima apie tai būtų daug kalbėti, tai jau kita tema. Aš kalbu apie Pauliaus kaip asmens įtaką ne tik krikščionims, vakarų Europai ir vakarų Europos istorijai. Taigi Paulius yra, iš ties, ir apaštalas, ir mokytojas, ir regėtojas, ir labai praktiškas žmogus.
Paulius yra ir pamokslininkas, ir rašytojas, ir egzegetas, ir pasakotojas, ir, na, aišku, teologas, bet ir etikos pedagogas. Ir daug kitų dalykų apie Paulių galima pasakyti, kaip čia apie jį yra užrašęs Deismanas tokioje, na, žinomoje studijoje. Na vat, dabar čia yra gairės mūsų tolimesniam pokalbiui. Beje, jeigu turėsit kokių klausimų, kelkit ranką. Mūsų atmosfera ir klausytojų kiekis leidžia mums aiškintis iš karto, jeigu jūs turit klausimą kažką, tai gerai susitarėm. Jeigu norit, užsirašykit. Po pabaigoje mes skirsim laiko aptarimui, klausimams, atsakymams, tai, kas susiję su mūsų tema. Bet gairės yra tokios. Mes pakalbėsime pirmą apie Paulių kaip žydą, po to kaip Tarso Romos pilietį, intelektualą. Na, vat šitie trys galbūt aspektai netaip dažnai yra pabrėžiami, iš karto šokama prie Pauliaus kaip krikščionių. Bet ta pirmoji dalis, na, irgi yra labai svarbi mano galva. Tai va, na, o kaip krikščionį mes Paulių papjaustysim, tyrinėsim šitais pjūviais kaip apaštalą, Kristaus vergą ir nesusireikšminusi žmogų. Tas labai įdomu. Nesusireikšminusi apaštalą ir mokytoją. Tai va tokios yra mūsų tolimesnės gairės. Ir pradėkime nuo to, kad Paulius tose autobiografiniuose epizoduose savo laiškų labai daug apie save pasako. Aš iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, hebrajas iš hebrajų. Na, laiške romiečiams jis netgi pasako, man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus, vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną. Taigi Paulius yra iš esmės žydas, savo tautinę tapatybę jis taip suvokia ir jos, nors Kristuje, jisai kalba apie naują žmogų, kuriame nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo. Visgi tai nėra taip, kad jis būtų visai atsižadėjęs savo tautiškumo. Ir tai liudija be galo stiprų žodžiai, kad tautiečiai man yra broliai pagal kūną. Ir aš tuos brolius taip myliu, kad esu pasiruošęs prarasti brangiausią, ką turiu – Kristų. Nei vienas tikriausiai iš mūsų neišdrįstume taip pasakyti. Bet Paulius yra, žinot, koks laisvas žmogus. Jis be galo laisvas. Jeigu mes kalbam apie laisvą mintį, tai vat Paulius yra tas pirmtakas. Jis nebijo pasakyti to dėl to, kad pabrėžtų kažką, o ne todėl, kad jisai dabar per menkai Kristų myli, bet kad pabrėžtų, kaip jam brangus yra jo, tautos žmonės. Kad būdamas pagonių apaštalas, jisai nenusisuko nuo savo tautos. Jis ją vis dar myli, nors ji jį atmetė. Ta prasme, Paulius yra panašus į Jėzų, kuris irgi visų pirma yra žydas. Jis panašus tuo aspektu, kad jie abu atėjo pas savuosius ir savieji jų nepriėmė. Ar ne? Tiems, kas priėmė Jėzų, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kas priėmė Paulių, Dievas davė, malonę dalyvauti tautų bažnyčioje. Labai dažnai, iš karto pasakysiu, posakis pagonių apaštalas jau yra vertimas.
Lygiai taip pat galima versti ne pagonio apaštalas, o tautų apaštalas. Tai va, bet nes pagonis turi jau tą tokią konotaciją, ar ne, tokią jau kažkoks žemesnis, reiškia, bedievis. Pagonis tai bedievis. Bet graikų kalboje etnos, etne, tautos yra ir tik vėliau tas žodis pagonis pritapo ir vertėjai dabar, kadangi jis taip jau tapo kalbos dalimi, verčia dažniausiai pagonių apaštalas, bet tai yra tautų apaštalas, tai kažkas tai naujo. Tai vat Deismanas ten mini, reiškia, homo novus, ar ne, naujas žmogus. Paulius buvo tikrai naujas žmogus daugelio aspektų ir, dalyvauti Pauliaus misijose reiškia eiti nepramintais takais, absoliučiai nepramintais takais, ten, kur kiti nėjo. Todėl tiems, kas gyveno uždarame religinėme kontekste, buvo be galo sunku eiti su Pauliumi. Galbūt tas Morkus buvo toks, kuris paragavęs truputį misijų, čia pat grįžo kur? Į Jeruzalę, ten, kur buvo saugu ir suprantama. O Paulius mėgo tas neužimtas teritorijas. Bet eidamas į tautas ir nešdamas jiems Kristų, Paulius jokių būdų nenusisuko nuo Izraelio. Jis buvo žydas savo šaknimis, savo protėviais, iš Benjamino giminės, žiūrėkime, jisai sako, iš Benjamino giminės, hebrajas iš hebrajų. Benjamino giminė, viena iš 12 Izraelio giminių, pasižymėjo kuo? Jinai buvo žymi kuo? Na tuo, kad iš jos buvo pirmasis Izraelio karalius. Iš Benjamino giminės kilo Saulius. Labai tikėtina, kad Pauliaus tėvai ir davė jam Sauliaus vardą. Kaip lietuviai duoda Mindaugo vardą, Gedimino vardą, ar ne, Vytautas ir, taip ir Saulius, reiškia, Izraeliui, pirmasis karalius. Kas, nenorėtų, kad jo sūnus būtų jį panašus. Nors mes į tą Saulį jau labai taip negatyviai žiūrim, reiškia, ir jis jau, aišku, neprilygsta Dovydui ir net yra, Dovydo konkurentas, bet Izraelyje jis buvo gerbtinas. Kaip ten bebūtų, kaip pirmasis karalius, taip jau sutapo, kad Pauliaus tas pirmasis vardas buvo Saulius iš tiesų. Tai Saulius. Tiesa, apie vardus kalbant, kas man pasakys, o Paulius iš kur atsirado? Nes Lukas, jeigu studijuojant apaštalų darbus, pradžioj kalba apie Saulių. Kas gal pasakys, kuriam skyriui atsiranda Paulius? Aš pasakysiu, 13. Paulius atsiranda drauge su misijom. Gal Dievas pakeičia jo vardą? Duoda naują vardą, kaip Apreiškimo knygoje parašyta? Nepanašu. Greičiau tai yra romėniškas vardas. Nes Romos piliečiai, to mes pamatysime, turėdavo dar ir romėnišką vardą, paprastai. Ir kai Saulius išeina iš judėjiškos aplinkos, jis pradeda vartoti savo natūralų romėnišką vardą, kurį šiaip turėdavo jie. Ir tada jis jau yra graikiškas. Jeigu Šaul yra hebrajiškas vardas, tai Pavlos graikiškas, ir romėniškas be abejo.
Čia kalbant apie vardus. Todėl tikrai negalim pasakyti, bet labai tikėtina, kad tai yra jo tas antras kaip romėnų vardas. Jie turėdavo net ir trečią vardą, bet nebūtinai jis buvo naudojamas. Tai žodžiu, hebrajas iš hebrajų, pabrėžia jo gryną kraujišką tą žydiškumą, jeigu taip galima būtų pasakyti, kad jis yra tikras žydas. Ir be abejo, fariziejus dar minimas. Fariziejai tai buvo, ne tik tai žydų tikėjimo sergėtojai. Fariziejai buvo ir tautinės tapatybės sergėtojai. Todėl mokymas apibrėždavo tą tautiškumą labai stipriai, taip kad jūs žinote, žydai nebendravo net su samariečiais, kurie irgi turėjo žydiško kraujo, bet jau nebebuvo gryna kraujai žydai. Dabar, kadangi misijose Pauliui problemų kėlė toliau žydai, kurie jį persekiojo, sekė, sukeldavo sąmyšius. Žmonės priėmė Pauliaus žinią, džiaugdavosi, bet atvyksta jo tautiečiai, prišneka apie jį ir tie žmonės, kurie buvo jam palankus, staiga tampa jo priešais. Tai mes matome apaštalų darbuose labai dažnai. Todėl Pauliui teko pastoviai gintis. Ir toje gynyboje ne kartą, galim taip pasakyti, mes turim bent 3 apologijas. Pauliaus apologijas, tai yra, kuriuose jisai ginasi. Ir ryškiausia būtų 2 laiške Korintiečiams. Kita Pauliaus apologija be abejo yra, ką mes čia turim laišką Filipiečiams. Ir dar viena Galatams, nors trupinėlių randame ir kituose laiškuose. Bet jo apologijose, gynimėse jisai pabrėžia, kad tie, kurie nuteikinėja jūs prieš mane, jie negeresni už mane. Jie niekuo negeresni už mane. Jie žydai ir aš žydas. Jie Abraomo palikonis ir aš Abraomo palikonis. Būdamas krikščionimi, jis vis dar suvokia ir savo tautinę tapatybę, o žmogiškai kalbant, jis labai norėtų būti savo tautos dalimi. Bet nėra šansų. Nėra šansų. Tauta yra nustatyta prieš jį. Tauta yra taip nustatyta prieš jį, kad jam nebėra jokių šansų. Bet tai nereiškia, kad jis širdį jos nemyli, kad jis nepergyvena, kad jis neserga jų, dėl jų nelaimių, nepergyvena ar nesidžiaugia jų džiaugsmais. Paulius Tarso ir Romos pilietis. Aš esu žydas, bet iš kur? Iš Kilikijos Tarso. Taigi gimęs diasporoj, ar ne? Kilikija buvo turtinga Mažosios Azijos pietryčiuose esanti teritorija. Labai derlingos žemės, o Tarsas buvo labai istorinis miestas. Iš tiesų Tarsą aprašo romėnų istorikai. Tarsą aplankė Julijus Cezaris, pirmasis iš Cezarių, ar ne, dinastijos. Tarse susitiko Kleopatra su Antonijumi. Tai mes mažai žinom istorijos, bet jau šitie vardai mums jau kalba ir iš filmų ir panašiai. Taigi kai jisai sako, iš Kilikijos Tarso, tuo metu, tai nežinau, kaip šiandien, iš Paryžiaus gal. Ar iš kur, visi žino, kažkas tai malonaus tokio, iš Tarso, reiškia. Kažkas tai didingo. Tarp kitko, Tarsas ir buvo pavadintas imperatoriaus garbė ir kurį laiką vadinosi Julijopoliu. Kaip buvo
Ir tebėra Kaliningradas, Leningradas, Stalingradas, ar ne? Ir šiaip, reiškia, tai nieko naujo iš tiesų, tai tos, imperinės tradicijos. Bet, kai Paulius sako, aš iš Tarso, tai kalbėjo, mums tai nieko nebekalba. Štai kodėl į tas detalės verta, pažvelgti. Reiškia, dar apie Tarsą ir Kilikiją reikia pasakyti tokį dalyką, kad etimologiškai Kilikija, tai yra žiūrint į žodžio sandarą, yra ožkų kailio medžiaga. Kilikija, reiškia, ožkų kailio medžiaga. Dabar iš ožkų kailių tuo metu siūdavo palapines, gal ir dabar siūna iš ožkų kailių. Prisimenat, kai Paulius apaštalų darbų 18 skyriuje pristigo pinigų. Tai beje neretai jam atsitikdavo. Ir tada jam teko užsiimti amatu. Ir jis mokėjo amatą, drauge su Akvilu ir Prisilė, jie siuvo palapines, vertėsi palapinę. Iš kur jis išmoko, Paulius labai tikėtina, būtent kad Tarse. Nors Tarse jis augo kaip berniukas, bet matomai sugrįždavo. Vėl mes detalių visų negalėtume atstatyti Pauliaus biografijos. Nes po to ilgą laiką jis praleido Jeruzalėje, kaip tuoj mes pamatysim. Bet Tarse jisai visgi augo kaip fariziejaus namuose. Paulius buvo ne tik tai pats fariziejus, jis gimė fariziejaus namuose. Jisai sako, fariziejaus sūnus. Taigi, kai tu gimėjai, pastoriaus namuose, tu augai jau atitinkamoje aplinkoje. Kur yra privaloma eiti sekmadienį į bažnyčią, prieš valgant melstis, vakare melstis, kur tau skaito būtinai šventąjį raštą ir dar kitų daug dalykų. Bet, jisai buvo fariziejaus namuose, reiškia, ir tai vėlgi reikia turėti omeny, kad galiausiai jisai pats pasirinko tėčio kelią ir tapo fariziejumi. Jau čia kita bėda, kad griežčiausių žodžių iš Jėzaus lūpų susilaukė būtent fariziejai. Tokie kaip jo tėtis ir kaip jis pats. Bet tuo metu, aišku, Paulius taip dar nemastė, jisai to galėjo tik didžiuotis. Ir tarp žydų, kai jisai, pavyzdžiui, sako, aš esu fariziejus, tai buvo garbė. Tai yra garbė. Šiandieną matomai Lietuvoje arčiausias atitikmuo, visgi jeigu mes turėtume religinį kontekstą, būtų pavyzdžiui, vyskupas. Ar ne? Čia kažkoks arčiausias. Nors, aišku, ten tos nebuvo hierarchijos tokios. Bet, ta prasme, labai gerbtinas žmogus. Ir plus Dievo dar žmogus. Tai va taip. Bet dabar mes kalbam apie Kilikiją ir Tarsą. Ką čia dar galima pasakyti? Kad diasporos žydai be abejo kalbėjo graikiškai. Ir savo vaikus namuose jau mokydavo skaityti graikų kalbą. Todėl, tuoj mes prie to prieisime, bet augdamas diasporoje tikėtina, kad Paulius lankė helenistinę sinagogą, kurioje ir šventasis raštas, tai yra Senasis testamentas, buvo skaitomas ne hebrajiškai, o graikiškai. Net Jeruzalėje buvo helenistinių sinagogų ir, kaip žinote, apaštalų darbuose ten kilo sąmyšis, būtent nes graikų našlės buvo aplenkiamos, ar ne? Netgi Jeruzalėje, reiškia, ir netgi tarp krikščionių tos tautinės hebrajiškos ambicijos, duodavo apie save žinoti. Jeigu našlė žydė, ją pasirūpinsim. Jeigu našlė lankė, sakykime, helenistinę sinagogą, reiškia graikiškai jinai kalbanti, tai jinai verta mažesnio dėmesio. Čia apaštalų darbai. Ir jie sprendė tos klausimus ir tas problemas.
Tai tikėtina, kad Paulius būtent vaikystėje augo toj helenistinėje aplinkoje, nes diasporoje. Bet dar mes praleidome, iš citatų matome, kad jis buvo ir Romos pilietis. Aš anksčiau to niekaip nesuprasdavau. Bet tuo metu galima buvo turėti dvigubą pilietybę, ko dabar kai kurie norėtų. Ar ne? Ypač gyvenantis lietuvių diasporoje. Reiškia, visi norėtų turėti kažkodėl tai ir Lietuvos pilietybę. O mes visi kažkodėl norėtume ir ten gyventi, ar ne? Aš juokauju, aišku. Bet, yra tos analogijos. Mes, norėtume, reiškia, tobulas variantas ir materialiai pakankamai turėti, bet ir nuo tautos nebūtų atšokus. O deja, taip jau yra. Arba viena, arba kita. Dažniausiai taip yra. Ir tas bandymas sugretintos dalykus, kaip šiandien taip ir anuomet buvo, matome, nelengvas. Bet Paulius turėjo dar svarbesnę pilietybę. Jis buvo ne tik Tarso pilietis. Miestai galėdavo būti autonomiški, kaip Tarsas. Ir žmonės ten galėjo turėti savo pilietybę. Bet šalia Paulius turėjo Romos pilietybę, kas buvo kur kas daugiau. Ir tribūnas Jeruzalėje nustebo, sako, tu Romos pilietis? Taip, pasakė Paulius. Aš šitą pilietybę, tribūnas sako, įsigijau už didelius pinigus. O Paulius atsiliepė, o aš turiu ją nuo gimimo. Ir bematant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti. Tribūnas išsigando sužinojęs, kad Paulius yra Romos pilietis ir kad jį surišo. Tyrinėtojai diskutuoja, kas įrodydavo pilietybę. Paso žmogus neturėjo, kaip mes dabar. Bet galvojama, kad galėjo turėti lentelę, kurioje buvo tos teisės. Reiškia, ant lentelės išraižyta arba pažymėta su įspaudais atitinkamais ta Romos pilietybė. Bet yra ir kitokių nuomonių. Vienu ar kitu būdu Paulius galėjo pateikti įrodymus. Ne tik pasakyti, bet ir pateikti įrodymus, kad jis yra Romos pilietis. Ir matome, jisai gimė Romos piliečių. Dabar vėlgi, istorikai kalba, kad vienas iš imperatorių, neatsimenu kuris, suteikė Tarso gyventojams ypatingą malonę ir jie visi tapo Romos piliečiais. Matomai galėjo Pauliaus net seneliai ją gauti ir tai buvo perdodama ta pilietybė. Ar tėvas, bet kuriuo atveju, kaip Romos pilietis, jis turėjo išskirtinių teisių. Ir viena, kurią Dievas ypatingai panaudojo, tai buvo teisė šauktis imperatoriaus teismo. Ciesoriaus teismo. Ne, Romos pilietis tokios teisės neturėjo. Ir kai Paulius sugavo Jeruzalėje, čia prasideda ta istorija iš tiesų, ir po to jisai buvo nugabentas į Cezarėją ir galiausiai keliavo į Italiją ir atsidūrė Romoje, nes jis šaukėsi ciesoriaus arba imperatoriaus teismo, tai galėjo padaryti tik tai Romos pilietis. Dabar kiekvienas Lietuvos pilietis gali kreiptis į pirmą instanciją, į antrą instanciją ir į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Bet įsivaizduokit, kad tu neturi galimybės kreiptis į aukščiausiąjį teismą. Dažniausiai žemesni teismai sprendžia tavo nenaudai. Aukščiausiam teisme gali tikėtis didesnio teisingumo. Taip ir Paulius sakė, aš reikalauju ciesoriaus teismo. Ir karalius Erodas, kuris atėjo paklausyti Pauliaus, Lukas jį mini kaip karalių Agripą. Bet karalius Agripa tai iš tiesų yra Erodo didžiojo anūkas. Erodas turėjo daug vaikų, ir Erodas didysis, kurio metu gimė Jėzus, kurį mini Lukas, po to Erodas Jėzų nukryžiuojant jau buvo jo sūnus, ir du netgi Erodai minimi apaštalų darbuose, vienas, kuris nukirzdino Jokūbą, ir vienas, kuris atėjo paklausyti
Pauliaus karalius Agripa iš tiesų yra karalius Erodas Agripa. Tiesiog, kadangi tų Erodų buvo be galo daug, reikėjo juos atskirti ir užtat vadinta tais antrais vardais. Ir reiškia, jis sako, galėtume paleisti šitą žmogų, bet kadangi jisai šaukėsi Ciesoriaus, tegul eina pas Ciesorių. Paulius, kaip Romos pilietis, neturėjo būti plakamas. Ir visgi jis buvo plakamas ir mušamas. O tai yra taip, kaip tai galima, iškyla klausimas. O galima taip, kaip ir šiandien. Pagal teisę vienas, o realiame gyvenime kitas. Reiškia, nors negalėjo jo mušti, bet mušė. Po to atsiprašo, mušiam tave. Reiškia. Bet man yra svarbesnė kita detalė, kad apvaizda panaudoja Romos pilietybę savo tikslams. Ir todėl, kai pranašiškai kalbama, jis yra mano rinktinis indas, kuris neš Kristaus vardą, mano vardą pagonėms, tautiečiams, karaliams. Va ten yra išskirti karaliai. Ir Pauliaus gyvenime mes turime mažiausiai 2 karalius, kuriems jis kalbėjo. Mano minimas Erodas, atvykęs į Cezarėją, ir, kaip jūs galvojat, kas antras? Taip, pats Neronas, pats Romos imperatorius, žymusis ir bjaurusis krikščionių persekiotojas, motinos žudikas ir taip toliau, Neronas. Tai ir jam Paulius kalbėjo. Tai vat, ką reiškia turėti Romos pilietybę anuomet. Ir vėlgi tampa akivaizdu, bet tuoj aš dar kartą gal tą pakartosiu po to, kad dažnai, kai mes galvojam apie Dievo įgalinimą ir Dievo veikimą mūsų gyvenime, mes galvojam, kad Dievas suteikia ant gamtinės tik tai dovanas, bet ir paneigiam natūrales dovanas, kaip kilmę savo, kaip socialinę padėtį, išsilavinimą ir panašiai, kad čia Dievui tai nerūpi. Klaida, mes nepakankamai atidžiai skaitome šventąjį raštą. Dievui viskas rūpi. Ir aišku, galima sakyti, kad, jis gali viską, bet jis visko nedaro. Ir tai, ką jis daro, Dievas visada turi ir tą natūralumo atspalvį. O tas natūralumo atspalvis paslėpia Dievą. Nes Dievas nenori savęs įpiršti labai kažkaip, tai va taip grubiai. Jisai veikia taip, kad tu gali sakyti, tai Dievas, bet tu gali sakyti, čia paprasčiausiai, Romos pilietis. Ne vienas Paulius nuėjo iki Ciesoriaus teismo. Ne? Ir panašiai. Bet Dievas per tai veikia. Dievas per tai veikia. Todėl labai verta pasižiūrėti, kokias mes turim prigimtinės dovanas. Ką mes galim kaip lietuviai ir ko mes negalim. Aš manau, kaip jaunas pastorius, aš turėjau to idealizmo ir visiškai nesupratau, kad yra tam tikri dalykai mums kaip lietuviams tiesiog nepasiekiami ir jie Dievo ir neskirti ir nereikia rautis ten. Mes esam tokia maža tautelė, reiškia ir panašiai. Bet tuo metu man atrodė, kad Vilniuje galima turėti, tokio dydžio bažnyčią kaip, sakykime, Seule, ar ne? Tai yra didžiausia pasaulyje, kur narių yra 800 000. Tai jeigu ne tiek, tai bent jau kokių 8 000 pakaktų. Tai toks jaunatviškas idealizmas ir nesuvokimas, kaip Dievas veikia. Bet tas užsidegimas geras, bet pažinimo stoka tai nėra gerai. O šiandien reikia jau priešingai. Pažinimo yra, bet kaip to užsidegimo
Vat jo neprarasti ir jo turėti savy, to užtaiso. Tokie vat yra tie skirtingi iššūkiai einant gyvenimui. Bet dabar mes ateinam iki Pauliaus intelektualo, žinot. Bažnyčia šiaip turi tendenciją būti anti-intelektualizmo židiniu. Ir čia daug man pritars ir mes visi esame susidūrę su tai. Gal vienose konfesijose mažiau, bet šiaip jo pakanka visur. Ypač ten, kur pradedama kalbėti apie šventąją dvasią. Drauge, kaip lygybės ženklas yra tai, kad širdim ne protu. Vadovaukis širdim ne protu. Tavo galva didelė, širdis maža. Ir taip toliau, reiškia. Visos šitos etiketės, jos mus taip, nustato prieš išsilavinimą ir išsilavinusius žmonės. Ar ne? Nustato paprasčiausiai. Jeigu išsilavinimas reiškia netikintis. Ir panašiai. Aš pamenu vieną pastorių, kai aš nusprendžiau studijuoti, reiškia, važiuoti magistrinių studijų teologinių. Reiškia, ir aš dalinausi tai kaip tokiu džiaugsmu, kad, kaip gerai, pavyks išvažiuoti. Reiškia, ir jis buvo amerikietis ir kalbėjomės angliškai. Ir jisai sako, seminaries are cemeteries, žodžių žaismas. Reiškia, seminarijos yra kapinės. Matot, lygybės ženklas, reiškia. Jeigu seminarija, tai lygų kapinės. Reiškia, kur tik tai yra mokslas, ten nėra tikėjimo. Čia mes turim platesnį klausimą, mokslo ir religijos priešprieš, ar ne? Mokslo ir tikėjimo priešprieš. O tos institucijos, kaip universitetai, krikščioniški seminarijos, stengiasi tikėjimą ir mokslą sujungti. Ir parodyti, kad nėra tos priešpriešos. Ir apskritai išlavinti žmogų. O mes galvojam, iš tų charizminių ypač aplinkų atėję, kad išsilavinimas reiškia tiek, kiek tu išsilavini, tą proporciją tu atitolsti nuo Dievo. Taip mąstoma, užkoduota tai yra. Štai Paulius mums paneigia tai. Matot, kodėl aš truputį su jumoru kalbu? Todėl, kad Pauliaus portretas tai paneigia. Jis buvo geriausiai išsilavinęs savo metu žmogus. Ta prasme, turintis aukščiausią išsilavinimą savo amžiuje arba tuo metu savo kultūrai. Todėl valdytojas Romėnas Festas, klausydamas jo, sako, Pauliau, iš didelio rašto tu išėjai iš krašto. Čia aišku lietuviškas vertimas, ten nieko tokio nėra pasakyta. Bet, aiškiai, pasirodė, kad tinka šitas dalykas. Žodžiu, tu tiek išsimokslinęs, kad tu jau dabar apie prisikėlimą iš numirusių pradėjai kalbėti. Tai jau visai tau nebegerai, gal tau pagalba reikalinga. Mes visi mokėmės, bet tokių dalykų mes negirdėjom, o tu jau viskas. Tai Paulius paneigia šitą požiūrį tokį. Be abejo, tas požiūris gali būti ir teisingas. Iš tiesų, galima savo išsilavinimą, žinias panaudoti tam, kad kitus sumenkint ir save išaukšti. Bet galim išsilavinimą panaudoti, kad kitus ugdyti, o save prarasti, ugdant. Viskas priklauso nuo kaip naudojamos priemonės. Ar ne? Taip kaip ir pasiturintis žmogus, turtingas, sakykime. Jis gali tais pinigais padėti pastatyti tokius centrus pastoracinius kaip šis. Bet jis gali, ir kitaip tuos pinigus panaudoti, ar ne? Kaip yra tai panaudojama? Kam tai yra atiduodama? Todėl išsilavinimas nėra blogybė pats savaime. Į priešingai tai yra instrumentai, kurie atveria duris. Ir gali dėstyti, sakykime, skelbti Evangeliją universitete. Be išsilavinimo tu to negali daryti. Štai Paulius galėjo stovėti Areopage,
ar ne, Areopagė, Atėnuose, pačiame centre, reiškia, to intelektualinio gyvenimo Romos imperijoje ir jo klausė, žiūrėkim, jis gavo žodį Areopage. Niekas kitas, tik tai intelektualas, literatas galėtų ten kalbėti, kitas negalėtų ten kalbėti. Tai vat Paulius buvo antikinės graikų literatūros žinovas. Vat šitą dažniausiai mes to negirdim bažnyčios. Bet kai skaitai jo tekstus, atrandi tai. Visų pirma, man atradimas verčiant 1 Korintiečiams, šitą jūs žinote, reiškia, kaip ten sako, blogos draugijos gadina gerus papročius. Štai koks vertimas. Gadina dorą būdą blogos pažintys. O tai citata iš Jambais parašytos dramaturgo Menandro komedijos, iš komedijos, kuri buvo plačiai paplitusi skaitoma. Ir tai skaitoma visų, ir paplitusi, bet vėl ne tai, kad kiekvieną žmogelį žinojo, bet ten jisai net nepamini, jis tik tai pasako tai, bet iš tiesų, tu supranti, kad Paulius buvo apsiskaitęs. Dar labiau. Jis cituoja savo, ne tautietį, o savo kraštietį Aratą, poetą Aratą iš Kilikijos, iš to paties Tarso teritorijos Kilikijos, kuris yra palikęs kiek tai poemų, kurios pasiekė ir mus, ir viena yra tai, kas regima, fainomena, reiškia. Ir jis cituoja būtent kalbėdamas Areopage. Ar ne? Kai jisai buvo Areopage, jis iš karto atranda sąlyčio tašką. Jisai gali pacituoti poetą ir tarp kitko žodis į žodį. Reiškia atmintinai, kaip mes Maironį. Taip jisai cituoja. Ir jis žino, tai man padės. Graikams būti kaip graikų. Aš ieškau sąlyčio taško, kad atverčiau Kristų. Čia pat jisai cituoja filosofą Epimenidą, 6 amžiaus prieš Kristų. Ir jisai cituoja ir laiške Titui. Tyrinėtojai įžvelgia ir daugiau citatų, bet mums užtenka ir šitų, kad suprastume, kad Paulius buvo išsilavinęs, intelektualus, kad jis buvo apsiskaitęs. Ir, matot, va čia yra, reiškia, tas dalykas, kad tai dabar, kai mes girdim tai ir sakom, tai ką, tada man vietos nėra. Ne, yra, kai buvo vietos Petrui, žvejui, Jonui, Jokūbui, kurie, kai juos pastatė prieš Sinedrioną, čia pat parašyta, pamatė, kad tai ne išsilavinę, ne paprasti žmonės, jie stebėjosi, bet prisiminė juos buvus su Jėzumi. Ne? Tai reiškia, Galilėjos žvejai neturėjo to, ką turėjo Paulius, bet Dievas juos naudojo. Bet padaryti išvadą, kad Dievas naudoja tik žvejus ir tik neapsiskaičiusius, yra klaidinga. Ir labai klaidinga. Nes matot, būti išdidžiu galim būti ir neapsiskaičius. Būti grubiu ir, smerkiančiu, teisiančiu, tai yra visai nenuolankiu. Galim būti, nieko neskaičius. Ir tada jau nėra nieko blogiau, aišku. Kai žmogus toks. Tai aš bandau sutaikyti tai, rodydamas jums Pauliaus portretą ir jo šitas savybės, kad jame derėjo dvasia ir išsilavinimas. Šventosios dvasios ugnis
ir mąstymas. Pauliaus laiškai labai gilūs. Labai reikia mąstyti daug, norint suprasti jį. Ir todėl net Petras, kaip žinote, parašė, kad, broliui Pauliui duota išmintis, kurios nesuprasdami iškraipo jo laiškus, kaip ir kitus šventuosius raštus. Reiškia, kai kurie dvejoja, ar tai Petras užrašė, bet kuriuo atveju jau tuo metu Pauliaus laiškai buvo aiškiai į juos žiūrima kaip į išskirtinę vertę turinčius tekstus, šventuosius tekstus. Ir, to atimti, tai sujaukti būtų pati didžiausia klaida. Taigi remdamiesi Pauliumi mes matome iš tiesų, kad nors Dievas pašaukia paprastus, nieko nereiškinčius, nekilmingus, jis lygiai taip pat pašaukia ir tokius kaip Paulius. Ir žiūrėk, kad tie kaip Paulius įdeda didesnį indėlį, nors tiesa per didesnę kančią. Štai mes ir atėjome iki Pauliaus krikščionio. Aš šitą nerodžiau jums, jau užsikalbėjau, atsiprašau. Šitą galvojau, kad rodau, bet... buvo šitą, neperspaudėmės. Paulius krikščionis. Čia mes padarysim tokią pertraukėlę, žinokit, niekur neidami, bet jūs dabar atsipūsit. Tekstas apaštalų 9 skyriui yra centrinis, nes aprašo Pauliaus atsivertimą. Ir pakeliui į Damaską jis keliauja suimti krikščionių, turėdamas įgaliojimo raštus, mesti vyrus ir moteris į kalėjimą, bet pakeliui į Damaską apšviečia jį šviesa iš dangaus ir jis krenta išgirdęs balsą. Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Jis tarė, kas tu esi viešpatie? Viešpats sakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstį. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Tekstas toks ryškus, kad amžiams bėgant menininkai stengiasi jį tą Pauliaus atsivertimą užfiksuoti, nutapyti. Ir labai žymus menininkai, kaip Mikelandželas. Aišku, čia jo freską mums reikėtų ilgiau žiūrėti, bet tiesiog jūs galite ir patys atrasti. Čia mes matome tą apakusį Paulių, nukritusi. Paprastai jisai, jeigu jau nukrito ant žemės, reiškia nukrito nuo arklio. Tai visur jisai piešiamas. Nors tekste nėra arklys minimas, bet gal ir nuo arklio. Kur kas yra svarbesnis, aišku, jo apakimas, kaip čia yra Karavadžio, kito labai žymaus tapytojo paveikslas, jis užsidengęs akis, nes ta šviesa yra tokia ryški. Tas Jėzus, kaip jisai rašys viename laiškų, Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje, nei vienas žmogus nėra jo regėjęs. Bet kai ta šviesa paliečia žmogų, jis apanka, jis apakęs 3 dienas buvo ir maldos dėka praregėjo, bet ta šviesa, iš dalies jį apakino ir iš dalies atvėrė jam akis. Jis turėjo pervertinti visus savo įsitikinimus ir suprasti, kaip stipriai jis klydo. Dar vienas Karavadžio paveikslas, atsivertimas pakeliui į Damaską.
Tai va, iš tiesų menininkai labai mąstė, matomai, juos jaudino tas Pauliaus atsivertimas, nors bibliniais motyvais daug tapyta, bet šitą iš tiesų fiksuoja, na ir Lukas Kranachas, ar ne, jau visai kitas stilius čia, bet vaizduojamas tas pats Paulius, nors tiesa kaip viduramžių riteris čia labiau. Na, vat. Ir kitų autorių, kurių aš jau nebeminėsiu, bet stengiamasi, na, pavaizduoti tiek šviesą, tiek nukritusi apaštalą, tiek tų kitų žmonių reakcijas, nes jis keliavo ne vienas, Paulius. Na, čia irgi vat, labai išraiškingas paveikslas, na, tas šviesos apakintas apaštalas. Būsimas apaštalas. Čia dar jisai fariziejus, čia dar jisai bažnyčios griovėjas, čia jis dar eina su laiškais. Vėliau jisai sakys, negi mums reikia raštų, laiškų jums arba iš mūsų. Jis čia dar yra tas įstatymininkas, kuris pasiruošęs dėl tikėjimo, dėl tikėjimo grynumo visus negrinuosius, eretikus, klystančius sumesti į kalėjimą, kad pasimokytų. Tai vat, ir tada Kristus sako, sunku tau spyriotis prieš akstiną. Aš tave išrinkau. Ir tada jis jau rašys vėliau, tas, kuris išrinko mane esantį dar motinos įsčiose. Vat tas apsireiškė jam pakeliui į Damaską. Mūsų tikėjimas nėra atsitiktinis. Tikintis žmogus yra Dievo išrinktas prieš pasaulio pradžią. Įdomu, kad Pauliaus laiškuose ta frazė, tas posakis prieš pasaulio sukūrimą iš tiesų reikėtų įversti prieš pasaulio pradžią. Aš dar nežinau, koks bus galutinis variantas, bet prieš prasidedant viskam Dievas jau žinojo Saulių, jo gyvenimą ir jo pašaukimą arba likimą, išrinkimą, kaip ir kiekvieno iš mūsų. Po šito išgyvenimo, žiūrėkime, tas, kuris turėjo į Damaską atvykti kaip, na, inkvizitorius, ar ne, kurio rankose kitų likimai, atvyksta kaip sudužęs, aklas, neregys, silpnas, kurio likimas yra Kristaus rankose. Jis visai silpnas. Apaštalas nuo šito atsivertimo, ta prasme, Paulius nuo šito išgyvenimo tampa silpnu. Silpnu jis atvyksta ne tik tai į Damaską, bet ir Korintą. Na vat, ir mes atėjome iki Pauliaus kaip apaštalo, Kristaus vergo, ir kitų tų savybių. Nežinau, ar nereikėtų dabar mums galbūt padaryti pertrauką.